Antrasis uždavinys sąlyga, kur lėktuvas skrenda pavėjui, tai jo greitis 650 km/h, prieš vėją 600 km/h. Klausia, koks vėjo greitis. Na, ten ta sąlyga tokia, kad apipinta visokiais ten abrokadabrom. Tai čia tas uždavinys yra panašus arba siejasi su uždaviniais, kur plaukiam upė pasroviui ir prieš srovę. Tai yra tikrasis greitis, yra ir lėktuvo savasis greitis. Šiuo atveju lėktuvo savasis greitis matome šitų duomenų, kad yra 625 km/h, nes tai yra vidutinė reikšmė. Kodėl taip yra, aš čia neskaičiuosiu ir neaiškinsiu, bet kad atsakymas teisingas A25, tai akivaizdu, ne 625 plus 25 skrendant pavėjui bus greitis, o 625 minus 25 bus šitas skrendant prieš vėją greitis. Todėl čia gudrauti kažką, tai sakykime, taip iš to tą dalyti pusiau, kad gautumėm atsakymą, visai buvo nebūtina. Svarbu buvo suprasti, ką reiškia pavėjui ir prieš vėją. Na ir atsirinkti. Pavyzdžiui, ar gali būti 100 km/h greitis. Tai koks tada tas greitis turėtų būti, kad būtų 100, beveik akivaizdu, kad ne. Tai yra, kad jie netinka. Čia beveik akivaizdu iš karto turėtų būti, kad tinka. Vienintelis atsakymas A, nes kiti 3 kandidatai akivaizdžiai netinka.